Sveiki visi, kurie klausotės mano kanalo, mano pasidalinimo. Šį kartą noriu papasakoti tokią istoriją, kuri atsitiko mano gyvenime prieš panašiai kažkur 3 metus. Tai buvo didžiausias mano gyvenime patirtas košmaras per visą mano gyvenimą. Bet jis man padarė didžiulę įtaką ir jaučiu, kad tai reikia pasidalinti su kitais, nes galbūt panašus dalykus išgyvena žmonės. Tad pasiklausyk, kas turit kantrybės ir kam įdomu. O atsitiko šitai, kad aš, būdamas savo kambarėlyje, prieš 3 metus vieną dieną mąstau apie gyvenimą ir bemastydamas, kad šitas gyvenimas toks ganėtinai negailestingas, netgi sudėtingas, sunkus. Žinote, darbas, eini žmogus į darbą, turi valgyti, turi eiti miegoti, ilsėtis, atsikelti ir vėl taip pat, turi žiūrėti, ką kalbi, ką darai. Aš jau nieko neskau, jeigu žmogus turi kažkokias dar priklausomybės, kažkom yra valdomas, tai iš vis sunku. Žinote, iš tikrųjų, gyvenimas jis yra sudėtingas daiktas, kaip sakant, jeigu galima tai šitaip įsireikšti. Tai aiškus, man gal paminėsiu, gal įtakos turėjo ir tai, kad man būnant dar 20 metų, tik sukūrus šeimą, buvo toks įvykis, kad mane nutrenkė mašina ir aš avarija įvyko, žinote, ir šiek tiek, ne šiek tiek, bet buvo ir galvos trauma. Tai kas atsitiko man po to, kad praėjus kažkiek metų pradėjau jausti, kad man sunku miegoti naktimis, pasidariau toks jautresnis ir kaip ir atsirado tokia rudeninė depresija, žinote. Tai aišku, man prireikė medikamentų, kad aš galėčiau miegoti, man reikalingi vaistai ir kartais reikia pavartoti, nes man smegenys, reiškia, yra organinė depresija pripažinta ir man smegenys negamina ten kažkokį serotonino, dopamino ir taip toliau, arba trūkumas ir reikia jų vaistų pagalbą papildyti. Tai šitą istoriją gal šiek tiek ir įtakoju, šitą ligą įtakoju šitą istoriją, nes aš savo kambarėlyje, mąstydamas apie tą gyvenimą tokį, nemeldžiuosi, mąstau apie gyvenimą ir tada pradėjau melstis. Ir aš sakau, Viešpatie Dieve, aš kažkaip jaučiu, kad aš pavargau, aš tiek patirties per tą gyvenimą, nors man ir dar nėra 50 metų, bet aš jaučiuosi, kad būčiau nugyvenęs kokį 100 metų per patirtį. Ir Dieve, gal tu duotum tokią malonę ir leistum man numirti. Krikščionis esi žmogus, rankos kelti negali, žinote, o man jau kaip ir tas gyvenimas nusibodis, nes visą, ką darydavau, jokio džiaugsmo ar malonumo kažkokio tokio neteikė. Viską dariau todėl, kad reikia. Reikia valgyti, valgau, kad reikia valgyti, einu miegoti, žinau, kad reikia miegoti, nemiegosi, tai paskui išprotėsi, kažkas bus pasiekmes. Viską darau todėl, kad reikia. Reikia melstis, meldžiuosi todėl, kad sako, kad reikia melstis, reikia lankyti bažnyčią, eiti ten į bendruomenę kažkur, einu į šitą todėl, kad sako, kad reikia. Neisi, to nedarysi, visur bus kažkas negerai. Ir žinote, taip mąstydamas, kad viską reikia daryti ir kažkas lengviau, kažkas sunkiau, vienu žodžiu pagalvojau ir pasimeldžiau, paprašiau Dievę, norėčiau mirti. Dabar dar turiu paminėti, kad mes su žmona turime 4 vaikus. 2 vaikai mūsų yra jau suaugę, jie turi savo šeimas ir Dievas palaimino mus su žmona, kad po 20 metų jau dar mes susilaukėm 2 dukrelių. Tai tuo momentu vienai dukreliai buvo 7, o kitai buvo 4 metai. Dabar jau joms vienai 10, kitai 7. Tai reiškia, vaikai, nieko nestokojau, viskas gerai, darbą turiu, viską turiu, ko reikia žmogui gyvenime, atrodo. Ir vis tiek šitaip jaučiau nuovargį nuo viso to gyvenimo, viską turi daryti ir aš supratau, kad yra mergaitės, kad jas reikia auginti, jas reikia paauginti, jos užaugs taip pat, kaip mano vyresniai vaikai išeis savo gyvenimo gyventi. Bet man
taip galvojusi, dar viešpatie tiek metų visko reikia ir aš žinau, kad tu pasirūpinsi, Dieve, tu esi pasakęs, kad jeigu tavęs įsižadės motina, tėvas ar kas, tu niekados neįsižadėsi. Aš žinau viešpatie, kad tokiuose sunkumuose manim pasirūpinai, tai aš žinau, kad tu pasirūpinsi ir mano žmona, vaikais, o aš nebenoriu viešpatie gyventi, va šitaip. Tai aišku, tada buvo ruduo, galbūt šiek tiek įtakojo ir ta liga mano ir padarė įtakos tokioms mintims. Bet žinote, tai nesvarbu. Svarbu tai, kad praėjus 2-3 mėnesiams žiemą mane 3 valandą nakties pažadina žmona. Aš miegojau šitame savo kambarėlyje, žmona miegojo su mergaitėms. Ir reiškiasi, žmona pakėlė, sakai, pas mažosius miegoti, aš įsikviečiau greitąją mūsų tai vyresniai dukreliai, yra temperatūra 39 viršum, beje 40, sako, tikriausiai mus paguldys į ligoninę. Šitaip ir atsitiko. Žmona su dukrele šitą išvežė į ligoninę, o aš su mažaja palikau namie. Žinot, rytą metą, kada mes prasibūdome, mes jau abudu irgi turėjom temperatūros, po 39 su viršum. Aš pasimečiau, aš nežinau, kokius vaistus duoti, ką daryti, taisyti arbatą, mes gyvenam kaime, aš kuriu pečių, aš vaikštau, aš čiut pavaikštau, man 39 su viršum ir aš negaliu savim pasirūpinti. Man visas dėmesys į dukrytę, į tą 4 metukų dukrytę, į tą mažąją, žinot. Ir aš, kada žmona kažkaip saugiai jausdavausi, kada mes esame abudu, žmona ir aš žinau, kad žmona jį žino, supranta, žino kokius vaistus, ką daryti. Ir kažkaip aš šito nesimokinau. O kada atsidūriau šitokiai situacijoje, aš taip pasimečiau, aš skambinu žmonai į ligoninę ten, kur jie guli, aš klausinėjau, kokius vaistus duoti, ką man daryti. Aš sakau, man blogai, o žmona pripratus, kad aš toks biški padėjuojantis, tai man ten kažkas sunku, tai ta. Ir žmona kažkaip, galbūt ne visiškai atkreipė į tai dėmesį, nes iš anksčiau pripratus, kad aš toks pabambėti mėgėjas reiškiasi. Sako, o ką padarys? Aš esu su vaiku ligoniniai, tu namie su šituo vaiku. Ir turime kažkaip juos prižiūrėti. Aš žmonai sakau, tu ligoniniai, pas tave yra daktarai, tau tu žinai, kad ten saugiai, jie ten vaistus leidžia visą kitą, o aš nežinau, ką daryti. Skambinu gydytojai sako, gydykitės namie, dabar serga, čia visi serga ir būkit, gerkit arbatos, taip toliau. Ir žinot, aš naktimis negalėjau gerti vaistų, nes aš bijojau užmigti, aš tiesiog žinau, kad aš negaliu užmigti, nes aš nežinau, kas su mano dukrytė, aš tiek dėl jos pergyvenau. Gal dar turėjo vienas įvyks, trumpai pabrėšiu. Kada man buvo 4 metai, kaip mano dukrytė, tada mane tėvai buvo palikti su senoliu. Ir žinot, senolis numirė, su manim būdamas senolis numirė ir aš buvau prie lavonų, žinote to, aš matau, kad senolis nealsuoja, man 4 metai, aš gerai šitą visą atsimenu. Šioks toks išgastis buvo, kada sugrįžo tėvai, atsimenu, buvo žiema, negalėjau mašinos privažiuoti, tiek buvo sniego ir jį tiesiog išnešė, suvinioja į paklodį tą senolį mano. Va. Ir šitai aš prisiminęs, kad aš buvau su vaiku, bet aš jaučiau, kad aš tikrai galiu numirti. Man tai buvo jėgos apleidusios, nes turiu paminėti, vasarą man traukė labai daug šaknų, reiškia, iš dantų ir šalino dantis, sugedus, taip toliau tvarkė. Ir žinot, labai daug antibiotikų reikėjo gerti. Tiesiog gėriau antibiotikus po kiekvieno to danties ištraukimo, ten šaknų šalinimo. Ir aš tiek buvau antibiotik persigeris, tada, kada aš susirgau, žinot, man jokie vaistai nebeveikia. Šiandien aš tai suprantu, ką aš geriau, man temperatūra nekrito, ji buvo didelė. Ir tada aš jau žmonai, aš sakau, aš mirsiu ir mūsų vaiks paliks prie lavoną, aš šito labiausiai bijau. Atsilaisvino vieta, ten ligoniai, kur žmona gulėjo, pašnekėjo su daktarė ir daktarė sako, atvežkite tą vaiką, žinot. Ji papasakojo situaciją, paaiškino. Žinot, aš išeinu, pasisodinu mergaitį mašiną, pilną pripustyti, išvažiuoju iš garažo ir sukramtu į pusnį, aš nebeišvažiuoju. Aš pasiėmiau tokį šiupelį, aš kasu tą sniegą iš po mašinos ir griūnu į tą pusnį pats. Paguliu minutę kitą, atsikeliu, ta mergaitė mano verkia, šaukia, tėtė, aš bijau, man baisu, sniegas pusto, žinot, tokia puga. O aš neišvažiuoju, aš neatsikasu, tai šiaip ne taip, aš ten krisdamas ir vėl stoju, vėl kasu, ir vėl kremtu.
šaukiuosi, Dieve, padėk viešpatie, aš nebeturiu jėgų, kaip man tą dukrytę nuvežti, žinote. Ir šiaip netaip išvažiavęs, aš kelias valandas važiavau 50 km iki didmiesčio. Nes tiek buvo pripustyti, keliai buvo nevalyti, mašinos važiavo labai lėtai. Aš bijojau, kad aš netekčiau sąmonės vairuodamas mašiną, žinot, aš nuvežiau tą mergaitę, jau atidaviau ligoniniai žmonai, tada sėdau į mašiną, parvažiavau namo ir tada sakau, viešpatie Dieve, aš atsimenu, kad aš prašiau tavęs, kad tu leistų man numirti. Viešpatie, dabar tu gali man leisti numirti, kad aš žinau, kad dukrytė yra saugiai, ir viena, ir kita, kad yra jo su mama. Viešpatie, dabar tikriausiai aš jau ir mirsiu. Tikriausiai tu išpildysi mano prašymą. Bet aš vis tiek, aišku, gėriau vaistus, gėriau arbatas, bet man dingo laikas. Aš skambinausi daktarai, šeimos gydytojai, sako, būk namie, gerk vaistus, čia nieko nepadarys, labai daug sergančių. Aš gėriau tos vaistus, bet man nieko neveikė. Man buvo aukšta temperatūra. Aš pradėjau nebegirdėti viena ausimi ir man vis darėsi baisu, bet tiesiog atsijungdavau, prasibūsdavau ir rašydavausi iš telefono, kokia data, kokią rodo data, reiškia, kokia diena, ar nakties valanda, ar kiek, kokius vaistus gėriau, ar krito, ar nekrito, vienu žodžiu. Ir va šitai praėjo man kelios paros, bet aš tiesiog laikas buvo dingęs man. Nebesuvokiau, diena, naktis. Aš tik prisimenu jau, kad žmona, matau, stovi prieš mane, vaikai, jau jie pasveikė, grįžo. Tada žmona mane tokį pamatė, ji man kažką sako, aš nebegirdžiu, viena ausim girdėjau dar ir su ta nepilnai. Tada man iškvietė greitąją ir mane išvežė greitoji. Žinote, paguldė mane, aišku, į ligoninę, nors prieš tai paklausė, kaip aš noriu gydytis, ar stacionariai, ar, vien žodžiu, ar ligoninėje namie. Skau gydytojais, aš jau namie gydžiausi, nieko nepadėjo. Paguldė mane į ligoninę, mes gulim su tokiu senuku dviesi palatoj. Mums laša lašalinės, uždėtas degunės kaukės ant veido, 3 ar 4 paros jau praėjo, tada aš jau atsikėliau, pradėjau vaikščioti, jau truputį jėgos atsirado, žinote, alsuoti, viskas lengviau, man buvo kairio plaučio uždegimas. Ir tada tas žmogus sako, mes bendravom, su juo kalbėdavom, aš dalindavau savo istorijom, jis daug vyresnis už mane, bet mums labai buvo smagu. Jis sako, taip, Vaidai, būtų skaniai kavos atsigerti, bet mes ne vienas, ne antras neturim. Aš paskambinau draugui, draugas atvežė, žinot, sakau, aš taip noriu pasitarnauti jums, ponas, ar galima, aš užtaisysiu tos kavos, aš padariau jam kavos, savo pasidariau ir, žinot, jam padaviau, pats atsisėdau ir jis man sako, Vaidai, sako, ar tu jauti? Aš sakau, ką? Aš nesuprantu, ką jaučiu. Ar tu jauti, sako? Ką, sakau, jaučiu? Kaip palata kvepia kava, Vaidai, ar tu jauti, kaip visa palata pakvipo kava, kaip skaniai kvepia? Ir žinot, aš taip įtraukiu, tikrai, sakau, ir dar gurkšnelį kavos, ir man taip akis, aš sakau, viešpatie Dieve. Garsiai, tiesiog sakau, viešpatie Dieve, ar gali būti kava tokio skonio skanaus? Žinot, aš kavos, nesu piknaudžiautojas, toks labai atsigeriu rytais, karts per pietus. Bet daug metų, aiškusi, kavą anksčiau negerdavau. Bet ne tai esmė. Esmė tame, kad man tada akis prašvito ir aš supratau, kad aš tiek metų geriau kavą ir ji man nebuvo jokio, atrodo, geriau ir viskas, ir skonio jokio nėra. Ir surišau tai su visų gyvenimu, man kad pradėjo plaukti galvoje mintis, viešpatie Dieve, taigi aš viską darydavau, kad privalau. Skambinu draugams, todėl kad, juk reikia paskambinti draugui, koks čia dabar tu draugas, jeigu nepaskambinsi. Žmonai nešu gėlės, todėl kad juk reikia parnešti, paskui sakys, man gyvenime gėlių nedovanoja. Ir žinote, einu į tą bažnyčią, todėl kad irgi sakys, krikščionis, o į bažnyčią nevaikšto. Žinote, krikščionis, o švento rašto neskaito. Ir viską, ką dariau, ar šventą raštą skaičiau, ar aš miegojau, ar valgiau, viską dariau su tuo, kad reikia daryti. Va šitaip privalai daryti, reikia. Va taip daro, ir tu taip daryk, ir visa kita, žinote. O čia man taip apsišvietė, kad Dieve,
Ir man prisiminiau iš švento rašto eilutės. Visa, ką darote, darykite su meile. Visa, ką bedarytumėte, darykite su meile. Ir žinote, aš negalėjau, aš tada, mane išleido iš ligoninės, aš bėgau į mašiną, aš parvažiavau, aš žmoną apkabinau, vaikus, atrodo, kad aš jų nebūčiau matęs visą gyvenimą. Man tai pasidarė, aš visą, ką pradėjau daryti, žinot, ir kanalas, ir aš dabar dalinuosi, juk žinot, tai visą pakeitė prieš tuos 3 metus. Aš, pas manęs yra įdėta kanalė, kad aš palikau, iš katalikybės į adventizmą. Man taip parūpo tiesa, man taip norės Dievo žodį studijuoti, jį tiesiog kad aš jį suprasčiau geriau, kad jis yra gyvas. Visa žmonės, visa, ką aš pradėjau daryti, man visur atsirado meilė. Visa, dabar su vaikais, su jais pakalbėti, su jais praleisti laiką. Ar miegoti, ar keltis, ar valgyti. Aišku, ir šiandien man reikia ir vaistų pavartoti, kad miegočiau, bet žinote, tai menknikis. Ir nereikia galvoti, kad ten žmonėms yra būna ir baisiau, žinai, man dar šiandien ne taip blogai, bet vis tiek, jeigu tu su meile daliniesi, jeigu tu aukoji su meile, jeigu tu gyveni su žmona iš meilės, o ne dėl kažkokios naudos, kad ji galbūt bagot ar graži, ar kažkas, aš nežinau, ir su Dievu, jeigu tu bendrauni ir visą, eini bažnyčią, todėl, kad tave traukia, todėl, kad tau malonu sutikti žmonės, visą žmonės, visą ką, šitą istoriją papasakau, kad galbūt kažkam yra dabar taip, kad jau pavargai atrodo nuo to darbo, nuo namuose galbūt grįžti, ir gal ir tų bartinių nėra, bet ta pati rutina, gal televizorius, ten telefonai dabar, tas žiūrėjimas, kaip sakant, į tos telefonus, šio amžiaus bėdos, žinot, ir viskas jau galbūt nusibodo, viskas atrodo nebeįdomu, nebežinai, kas pradžiugintų, ar ką, žinote, reikia meilės, visur tikrai, visur, netgi sako, jeigu valgy darai, jo, truputį meilės ir skani, tada ir sriuba išeina. Tai brangieji, šitą istoriją man atvėrė akis. Prašiau Dievo, kad įsileistų man numirti, žinote, o jis man daleidėsi išgyventi šitą baimę dėl vaikų. Ir dar vienas supratimas, žinote, tikrai kartais reikia pamiršti save. Žmonės ypač, kurie linkę į sirgti depresiją ar visą kitą, žinot, mes taip susikoncentruojame į save. Ir mes depresuojame. Aš nesu daktaras, bet iš savo patirties tai galiu pasakyti. Visas dėmesys būdavo man į save ir aš tada nelaimingas, aš nuskriaustas, aš pavargęs, aš prislėgtas ir visa kita, žinot. O kada tu nukreipi dėmesį į savo artimuosius, į draugus, į šiaip žmonės, jeigu tu juos myli, ir kada Dievas sako, negali būti mano mokinys, kas neįsižadės savęs. Žinot, tikrai kartais taip save pamiršti, žinai, bet daug geriau jautiesi. Biški sunku, daug labai viduje emocijų ir tikrai daug ko norėčiau pasakyti, bet ir matau, kad jau laikas, tikrai mažai kas ir beklausys tiek laiko. Tad brangiai, jeigu jūs esate šiandien nuliūdę ir kažko, tai dadėkite meilės, viską meilės, darykite viską, ką darote su meile. Iki pasimatymų, brangiai.